Jėzus neatneša vien tik nuodėmio atleidimą. Jis neatneša vien tik naujos šviesos gyvenimo prasmę. Jėzus atneša ir džiaugsmą. Kai jis gimsta, angelai nesako, skelbėme jums teisingą doktriną. Jie sako, skelbėme jums didį džiaugsmą. Ir pats Jėzus savo gyvenimo pabaigoje aiškiai pasako, kad mano džiaugsmas būtų jumise ir kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas. Ne bet koks džiaugsmas, jo džiaugsmas. Krikščioniškas džiaugsmas nėra euforija. Tai nėra paviršutiniškas entuziazmas. Tai nėra nuolatinė šypsena, net kai viskas griūva. Evangelinis džiaugsmas gali būti kartu su nuovargiu, su kančia, su išbandymais. Šventasis Paulius net kalba apie džiaugsmą varge, nes jis kyla ne iš aplinkybių, bet iš Dievo buvimo žmogaus gyvenime. Džiaugsmas yra ženklas, kad veikia šventoji dvasia. Kur veikia dvasia, ten kažkas atsiveria. Kur nėra džiaugsmo, dažnai kažkas užsikimšia, neatleista nuoskauda, kažkokia baimė, neatiduota žaizda. Pasaulis mūsų išbando būtent čia. Jis neprašo ilgų teologinių paaiškinimų. Jis sako, parodykite mums savo džiaugsmą. Nes šviesus, sutaikytas, ramus gyvenimas įtikina labiau nei 1000 žodžių. Jei Evangelija, kurios klausomės, negimdo džiaugsmo, gal ji dar nepasiekė širdies gelmių, gal ji liko tik galvoje, religiniuose įpračiuose, kartuojamuose gestuose be gyvybės. Liūdnas, nuolat besiskundžiantis, kartėlio pilnas krikščionis, net jei sako teisingus dalykus, neliudija Kristaus. Nes Kristus yra gyvenimas. O kur yra gyvenimas? Anksčiau ir vėliau pražysta džiaugsmas. Netriukšmingas džiaugsmas, bet tikras, išlaisvinantis, suteikiantis ramybę, skatinantis gyventi ir mylėti. Todėl klausimas, ar mano tikėjimas gimdo džiaugsmą? Ar jis mane padarė uždaresnį, kietesnį, labiau išsekusi? Nes ten, kur Dievas iš tiesų praėjo, kažkas pasikeičia. Ir džiaugsmas visada yra pirmasis ženklas. Palaimintos dienos.